Kas ten? Girdit? Ar tik ne kombainas užvestas? Kažin, kodėl čia jis dirba. Na, šmutkų prisikrovęs. Nu va. Kaip gražu. Nu, lyg tai viskas gerai. Laukas prie pat, nereiks man niekur važiuoti. Toli. Ką dar jums čia parodyti? Turiu dėžę ir visą pikto su instrumentais. Sėdi ir važiuoja, kaip sakoma. Kažką ir parodyti jums. Sugedo kombainas, mergatorius, maniškis. Toks ten aišku ir gedimas, bet tas smulkus gedimas kartais tiek daug laiko atima ir tiek daug nervų atima, kad net baisu pagalvoti. O visa kas buvo, tai užsikišo toks filtriukas vienas. Ta filtriuką išvalėm, išplojėm, viskas idealiai uždėjom. Pampukiai žiūrim vėl, ta neveikia, kur taisiau prieš mėnesį kažkur, ten kaip peržiūrinėjau kombainą patį. Ir viskas ir ta pumpuoji, dapili ten kuro, visai jį nereaguoja. Nu ir metėm viską, nes jau virš pusvalandžių gal prasikankinom, kuriam kombainą, nesirbė dyzelio, nesikuria ir viskas. Tai vat, bet vienas geras dalykas, ko galima pasidžiaugti, tai gražu parduoti grūdus pagaliau. Nu ne aš, čia ne bagažiniai maišuose galit pasijuokti, nes smulkus ūkis pas mane. Bet bus čia kažkiek tai nedaug. Tai labai įdomu, kelintokai bus mano tie kviečiai, į kurią klasę išleisiu. Tai bent va toks džiaugsmas bus, kad nukūliau kažką. Tai aišku, kad vakare neišėjo priduoti dar grūdų. Atvažiavom patys paskutiniai, bet šiandien buvom antri, kurie įsipylė grūdus. Nu ir ką, spėkit, kelinta klasė. Į kelintą klasę išleidau savo kviečius. When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head, and you will be sorted into your houses. Hermione Granger? Oh no. Okay, relax. Mental, that one. I'm telling you. Right then. Right. Okay. Gryffindor! Draco Malfoy. Slytherin! There's not a witch or wizard who went bad who wasn't in Slytherin. Būgnai. Trečia klasė. Galėjo antra būt, bet gerai. Užteks man ir trečiokų. Tiekis du darbo. Pasimėjau vat kitą pampukę va šitą va. Viską knisa man jie. Neleidžia dirbti normaliai. Neužmiegu naktim. Negera. Sopulių apimtas. Žinokit, net baisu. Tai dabar, kai turėsiu šitą pampukę, jeigu ji man vat neveiks,
Jeigu man jį neveiks, tai negau šiandien kombainas kuro nepilsiu jiem. Va taip va bus. Arba kviečiu suarsiu. Va, geriausia čia. Jei kažkas vat neklausys manęs, tai suarsiu. Sutvarkiau šiaip ne taip, ką supratau iš kombaino, kad kombainą kaip moterys kartais suprantu, kartais ne visai. Oi. Labai paprastai. O, kaip gražu saulėlydis. Žiūrėkit, kiek liko. Ai, vargė. 30 minučių darbo, gal net mažiau. 20 gerų minučių. Privariau dar nuostabų pusę bunkerio. Tai gal dar spėsiu susipilti prikabytę. Ir štai jums veidas. Nuvargęs, pasenęs, tepaluotas, nes sugedo kombainas. Nebaisiai sugedo, bet sugedo. Ir kadangi aš kaip ūkininkas antrus metus dirbantis tik su kombainu ir dar nesuprantantis, tai galėsit iš manęs pasijuokti, nes ardžiau visą šitą nuostabią mašiną daugmaž 2-3 valandas dabar. Ir išardžiau ne ten, kur reikėjo. Kad čia yra po apačia tokia sraigė, kuri paduoda į elevatorių vienam gale. Ir va čia šitoj vietoj pradėjo trintis metalas. Nu, užstrigo sraigė galvoju ar kažkas panašaus. Čia net rūkt pradėjo šitą vietą, jei matot. Va būtent va šitas žydas. Čia sankabėliai tokie yra. Nu ir ką, aš galvoju, gal užsikimšo apatiniai sraigiai, tai visus šitus varžtelius sukinėjau, nuiminėjau, išvaliau, bet problema ne ten. Problema buvo visai kitoj vietoj, bet nu irgi turi sąsajų su tuo. Šitoj vietoj yra elevatorius, jis kelia perkūlimui į būgną. Nu ir ką, atsidarom. Ir štai čia yra pakėlėjas, kuris visas nukrito. Bet darbai nestoja. Pakinkiau skutiką, tai nukūlėm kiek lauko, tiek ir suskutom. Tai va, ir geriausia yra, kada pirmą dieną suskuti, nes tada yra drėgniausia žemė, geriausia susimaišo šiaudai ir greičiau jie visi virškinasi žemėje. Skutas irgi, sakyčiau, neblogai. Va, visas laukas. Nedaug ir liko nukult. Tai va, aišku, čia bus žalia trąša, tai galvojau, gal būčiau aš ją įsibarstęs. Gal net šiandien ir tada susiskutęs. Bet kadangi kombainą dar reikia taisyti, pabaigti kult, ir jau rapsus reikės sėti savaitgalį, tai suskutau ir gal išsibarstysim ją arba savaitgalį, arba savaitgalį tiksliau. Nu ir grikio laukas gražiai matos. Tai vat, tokios mano tos bėdos. Ką galiu pasakyti? Laimingas. Grūdų byra, sakyčiau, neblogai. Kažkur po 5-6 tonos. Tai bent tai pralinksmina labai. Kas daugiau? Tikiuosi, jums patiko mano nesąmonės. Tikiuosi, mane užjaučiat. Bet žinokit, labai smagu taisyti. Va jau ką supratau, tai taisimas kombaino įdomus darbas. Dar gal net įdomesnis tada, kai nesupranti apie tą patį kombainą. Tai ardai ten visokius varžtukus sukinėjai, žiūri visą procesą perpranti, kūlimo. Nu ir ką, Traktorius tai ne kombainas. Gal šiaip ne tai perprasiu. Kol kas tiek tada, iki. Čiau. Traktorius tai ne kombainas. Visi čia atsisėdę nori kelti kainas. Kelti savigarbos neišeis kaip fainas. Žalias trapas vis svarbesnis negu visas kaimas. Why are you the way that you are? Honestly, every time I try to do something fun or exciting, you make it not that way. I hate
so much about the things that you choose to be